Taigi sveiki visi, na ir šiandieną, kaip čia pasakyti, darysiu pamoką, kaip pasidaryti paprastą arba intro, kuris trunka 2 sekundes ir maždaug užimtų 53 megabaitus. Bet aišku, viską susikompresuosite, va štai kaip turėtų atrodyti, lai sukuria šriftų modelį. Palaukime truputėlį. Tuo tarpu pradėkime po biškį dirbti. Mes reiks jums parsisiųsti naują šriftą kompiuteriui. Aš įkelsiu linką, uploadinsiu zip share. Ir vat, jeigu jūs 7 Windows'ai, pasijungs toksai, kaip paleisite. Vat, skaičiukai matote, kokie bus. Tokie prastoki. Ir vat, to žvaigždutės skaičiukų nebus. Ir spausite installą ir įsirašysite. Tada iš naujo paleisite 4D Cinema ir gerai pradedame. Tada susikuriame planą. Jį padarome čia, mano mėgstamiausias vid 999, height 999. Nuo to niekas nepasikeis, iš karto pasakau. Tada sukuriame tekstą. Parašome, pavyzdžiui, L2 Cinema. Bet gražiai kaip atrodo. Einame font ir reboard. Padarome ir va L2 Cinema. Tada iš karto galime biškį horizontal spacing padaryti, nes matome, kad viena ant kitos raidės lipa. Vertical spacing tikrai nereikia, nes čia tokio dalyko nėra. Ir hei, čia galite jau savo reguliuoti, čia jau kaip norite, galite pasidaryti tai būtų, galite pasidaryti tai būtų, nesvarbu čia. Galite netgi pasidaryti, kad būtų reverse, bet aš to nedarysiu. O ką reiškia reverse, tai bus parašyta žodis atvirkščiai. Nežinau, didn't work. Ok, bet kaip atrodys. Taip. O kas yra, nerodo. Nebesuprantu, kas čia darosi. Kompiuteriai mano. Neklauso manęs. Va taip atrodys. L2 Cinema. Galėsite jį prasilginti, čia jau nuo jūsų priklauso. Na ką. Taigi einame čia, laikome extrude NURBS, tada tekstą užmetame ant jo ir matome, kaip gavosi. Na, gražiai pagal mane. Tada čia viską pasidarome, einame caps, start būtų cap, būtų start fillet cap, steps radius, nežinau kaip čia dabar padaryti, koksai 25. Ne, nereikia 25, padarome tiesiog 10. Ir end fillet cap būtų 10. Na ir kaip atrodytų, patys pasižiūrėkit, pasirinkite planą, jeigu trūkda. Gražiai. Taip, gražiai. Galime, aišku, jos ir aplatinti. Kur? Tai būtų maždaug taip. Ir einame tada ant tekstą ir galime jį pasididinti, aišku, height tai būtų. Na gerai. Tada sumažiname extrude NURBS, CTRL-C spaudžiame ir CTRL-V, paprastą V. Ir matome, atsirado extrude NURBS, va, irgi. Čia pasidarysime dar tokį dalyką, kaip yra object, tai būtų čia ne 20M, o 80. O extrude NURBS 1 būtų 40. Ir taip. Ir dabar maždaug taip pasirinkti extrude NURBS 1. Va taip pasisukame biškį ir padarome, kad jie būtų tolyg per vidurį. Tai būtų per 20. Ir tai iš karto yra jau nieko prasto. Ir tada padarome vėl, man atrodo, 80. Toj. Žinokit, aš iš lempos viską darau, tai biškis sunkiai. Na vat, 80 padarom vėl. Ir taip gaunasi. Bet ką toliau reiktų daryti? Toliau reiktų caps, vat irgi 10. Galima čia 15 daryti, bet taip, vat 15 ir pabaiga 15. Ir vat matome, kaip atrodo. Labai gražiai man, pavyzdžiui, atrodo taip. L2 Cinema. Ir toliau dabar
prieiname prie pagrindinio dalyko materials, nuo ko pasidaro viskas gražiau. 2 kartus spaudžiame į tuščią materials lauką, mums padaro materializaciją ir pasirenkame tai. Spaudžiame 2 kartus ir čia jau galime savo spalvą sumastyti, aš jau nežinau, padarysiu kokią, mėlyną tokia tebūnė. Arba žinot kokią. Darykim taip, kad būtų pilka, tokia pilka. Pilka. O, gerai. Ir dar viena sukuriama materializacija. Neištariu to žodžio, atsiprašau. Ir klaidą padariau. Ir tada turime pasirinkti, kur čia yra. Atsiprašau. Spaudžiame file, shader ir new key. Ir vat nereiks netgi to material 1, new key, ir jį užmetame ant kitos pusės. Matome, kaip gaunasi, galima surenderinti. Man, pavyzdžiui, gražiai gaunasi. Šitos truputėlį pakelsime. Ir kaip turėtų atrodyti. Na ir čia jau jūsų būtų dalykas, ar animuoti, neanimuoti, nežinau, čia jau nuo jūsų priklauso. Jeigu reikia pamokos, galiu padaryti pamoką, kaip reikia animuoti, tiesiog parašykite komentare. Ir vat, mano irgi panašus yra toksai vat. Jeigu norite surenderinti, einate tiesiog čia ir paspaudžiate ant to, atsiprašau. Ir vat surenderina ir viskas. Čia, aišku, galite čia viską nusistatyti. Tai vat čia, nueinate ir yra output ir jau viską didinate, pavyzdžiui, preset screen, štai, va taip. Va tiesiog. Ir jums surenderins, galite nusistatyti, kur renderintų viską, save, ir vat būtų dalykas, galima BMP, JPEG, ir aišku, quality maximum, ir file einame, padarome čia kaip įsaugoti, L2 Cinema pavadinsiu, ir tiesiog išjungsiu ir spausiu čia. Ir man iš karto vat renderina, ir congratulations. Jūs jau turite surenderintą paveiksliuką. Čia galite poziciją viską pasidaryti. Vat. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote. Sėkmės, laukite kitų pamokų ir būtinai komentuokite, kokių kitų pamokų norėtumėte. Iki.